Labas rytas. O, lyja laukia. Puiku. Nu, žodžiu, taigi aš sugalvojau, nufilmuosiu šiandien dieną, bet pažiūrėsiu, gal padarysiu kelias dienas, žiūrėsiu, ar tikrai turėsiu ką filmuoti kitas dienas ir tada žiūrėsim, ar filmuosiu ar ne. Bet jau dabar einu į stotelę. Šiandien būsiu tik 4 pamokose. Šiaip turėtumėm šiandien anglų atsiskaityti, bet kadangi išvažiuoju, tai rytoj reiks. Ir grįžus reiks išmokti anglų atsiskaitimą. Nu, tenais tekstą turi pasirašyti ir išmokti. Ir papasakoti, aišku. Ir knygą perklausyti. Žodžiu, gavom vabarniuko iš Ugniutės. Dar viena tupė. Man šalta. Aš matau. Labai skanu bus. Tai va. Tai atėjom į kažkokią kavinę Habits. Pasiėmiau tokį piragą, Habits. Pasiėmiau piragą, kakavą, ir čia pasiėmė... Mascarpone. Ką tu pasiėmė? Mascarpone. Kavą. Jo. Tai vat. Tai turim dabar kol kas kažkiek laiko, tai pabūsim čia ir tada eisim. Žodžiu, kaip tipinėmėje apsivariau ir kelnes. Tai dabar aš labai nefainai jaučiuosi. Kakava kažkokia iš viso karti, spiragas iš viso neikis. Skanią kombinaciją pasiėmė, nes mano kava, pavyzdžiui, buvo labai skani. Nu šiaip jo, jeigu neimsit mano, tai skanu ir eikit. Bet jeigu imsit mano, tai neimkit, prašau. Nes ten žiūri neskanu. Nu, tipo, piragas tai dar nėra toks blogas, bet vis tiek. Kafeinai geriau. Ir su šitas kelnes aš apsivariau. Kaip man dabar tupėt? Visi dabar žiūrės. Dar lyja. Nu tai va, galvos. Pasaka. Nu tai galvos, kad apsilvačiau. Reiktų, kad dabar man visos kelnes sušlaptų ir tada neatrodytų, kad ten kažkokia dėmė. Realiai. Tai žodžiu, dabar einam jau prie fontano, kur mes ir turim susitikti. Ir mes paskui dar Eik, tu sai, mes dar vaikščiosim. Šiandien ne ta diena. Aš nežinau, mes tipo per lietų vaikščiosim ir žiūrėsim pastatus. Ką? Jo. Kur, ko aš Kaune nemačius? Minonau. Ko aš Kaune nemačius? Žodžiu, palinkėkit man sėkmės. Lietuvos prezidentas. 1, 2, 1, 2. Tai vidų ne. Laikyk kardaną. Išprotėt. Tai pagaliau grįžau namo, dabar šilta, biškį šalta, tai pasiimsiu pleduką. Ir pasišildžiau maistą. Tai karbonadų su pomidoriukais. Ir dabar šilta bus. Aš nežinau, ką reiks daryti, nes tipo mūsų auklėtoja žiauriai griežta dėl tų visokių ten uniformų, žinot, kad visą laiką reikia užsidėti, bet aš apsiliejau ir blizoną. Tai aš nežinau, ką reiks daryti. Nu kažkaip. Reiškia, rytoj kitaip rengsiuos, nes tikrai neįsiu su tuo blizonu ir tais džinsais. Bet jo, dabar eisiu pavalgyt, pažiūrėsiu biškį televizorių ir vėliau reiks eit mokintis. Nenoriu. Tai pasidariau arbatos, nes jaučiu pradeda man gerklę skaudėti, bet dabar biškį pageriau, tai geriau. Tai tikėkimės nesusirgsiu. Nu, tikėkimės. Šiandien daug šviesiau, palaukit, nesifokusuoja. Matot. Tai šiandien yra man anglų atsiskaitimas.
šiaip gan greitai išmokau. Tai labai gerai, tikiuosi, kad labai gerai atsiskaitysiu. Ir lietuvių paklausų knygą. Tai tikiuosi, kad irgi gerai atsiskaitysiu. Dabar skubu į stotelę, kad nepavėluočiau. Tai žodžiu, kaip matot, grįžau namo. Nes ten ant tilto labai didžiulė avarija. Aš nežinau, ar tikrai ant tilto, nes visur tiesiog kamščiai. Girdėjau, kad sakė ten 4 greitosios, 3 policijos, tų žodžių. Ir visi tiesiog eina pėsčiom, nes belio kokia avarija autobusas niekaip net važiuoja. Pravažiuoja tik kokias mašinos ar ten sunkvežimiai, bet šiaip nesakė masinė avarija, tai... Tai žodžiu, grįžau namo, važiuosiu su mama, praleisiu tą pirmą pamoką, tai jo, labai geras penktadienis. Nušalau kojų pirštus, visai šalta, bet dabar nieko tokio. Sėdžiu mašinoje, tai žodžiu, aš taip laukiu, kada įsilaikysiu teisės. Labai. Žodžiu, dar tik tais rytas, tai gavosi taip, kad praleidau 2 pamokas, lietus matematiką ir istoriją, nes taip gavosi, aš laukiu, aš jums jau pasakau, žodžiu, tai jau, tai dabar aš varau ir bus dabar kūno kultūra, tai labai gerai, nes dabar jau tik jaučiu baigėsi 2 pamokos ir dabar varysiu, greitai per 5 minutės nusimsiu striukę, pasidėsiu ir eisiu prie kūno kultūros to kabineto, kaip čia sakosi. Salės, nežinau. Tai žodžiu, tai vat. Tai labai Good Friday. Jau atsiskaičiau lietuvių, tikiuosi, kad bus gerai, jaučiu, bus tikrai gerai. Anglų atsiskaičiau, gavau 9, galėjau 10 gauti, bet labai pradėjau stresuot. Kaip ir tai jaučiasi? Kaip klausi jautiesi? Noriu namo. Aš irgi. Tai žodžiu, dabar bus grafika ir tada varysiu namučiu. Ne kažką. Tai jau, ojai, kas čia darosi? Tai jau grįžau namo. Pagaliau savaitgalis. Taip norėjau. Tai va dabar čia biškį išsikipiau. Ir eisiu pavalgysiu, pailsėsiu biškį ir eisim daryti namų darbus. Tai jau šeštadienis, atsikėliau biškį anksčiau, bet pamiršau pafilmuoti, dabar jau beveik baigiau valgyt. Tai čia kiaušinienė su cukinėm, žiauriai skanu. Ir kaip ir šiandien nežinau, ar turiu planų, nes žinau, kad mama turės išvažiuoti į kiną, tai turėsiu brolį pasaugoti, o kai grįžu, nežinau. Kažką reikia susigalvoti padaryti. Tai sugalvojau vieną dalyką, kad galėtume nuvažiuoti su mama iki Lidlo, nes labai noriu ledų, kur anąkart nusipirkau, dabar žiūrėjau, man patinka mano patys mėgstamiausi. Ir bandysiu vieną dalyką padaryti. Jaučiu, jūs gal matėte, Taurūnas darė, kad nusipirksiu tos guminukus, spraitą ir užšaldysiu ir tada pažiūrėsim, ar skanus bus ar ne. Tai, jo, tai dabar važiuosim į Lidlą ir simtos dar pasimt brolių. Taigi, parodysiu, ką nusipirkau. Nestoviu. Va, gerai. Tai nusipirkau picos margaritas, nes jinai yra mano mėgstamiausia. Toliau tokius ledus, va čia tie, kurie man žiūri dabar pradėjo patikti ir žiauriai skanus. Pelikėtas karamelis, man labai patinka. Tada nusipirkau, žinau, aš neradau spraito. Bet čia tipo, tai taip, aišku, viskas krenta. Bet čia panašus, tipo. Tai nežinau. Tikiuosi, kad nupirkau gerą. Ir tada, kur manau, paėmiau 2 pakelius, nes nežinau, tiesiog galvoju, jeigu ką, tai broliui padarysiu. Arba daugiau padarysiu. Tai va. Tai toks mano hol, oi, jūs manęs nematot. Tai toks mano holas ir,
Tai neturiu dabar nieko ką veikti, nes esu viena ir šiaip tiesiog. Abuodu, tai įsijungiau televizorių, dabar biškai susistabdžiau, kad mane girdėtumėt. Ir šiais metais ir anais metais, aš nežinau, ar dar praeitais dariau, bet žinau, kad anais metais tikrai dariau. Aš tiesiog pas save knygą pasirašau, ką turiu nuveikti. Tai pavyzdžiui, gruodį. Tai čia pradėjau jau taip, jums kažkaip iš kitos pusės jaučiu matosi. Tai žodžiu, parašiau čia kalėdos ir angliškai Christmas. Tik aišku, vieną raidę biškį supainiau, bet nieko tokio. Tai vat. Ir aš tiesiog pasirašau, ką gruodį turėsiu padaryti, ten dovanas nupirkti ar kažkas tokio, nes aš tikrai labai greitai užmirštu ir geriausia pasirašyti ir šiaip tiesiog atsipalaiduoju, nespiešiu ir šiaip, nežinau, fain, man patinka. Aš galiu parodyti pavyzdį, kurį dariau, čia tik tais, kad dalykai, kuriuos turiu padaryti per 2024 metus. Čia maždaug turiu dar vieną, čia žiauriai, man patiko, kaip gražiai padariau. Čia, nors kaip mato, čia mėnesis visas, čia tiesiog ką turiu pasidaryti. Tai labai tikrai patiko. Ir dar vienas, kažkur turi būti, kur tikrai pasirašiau, kur... Ai, čia per dieną ką padaryti. Gal. Tai va. Tai aš iš tikrųjų labai laukiu gruodžio, nes man tiesiog labai patinka tas kalėdų metas. Pati mano mėgstamiausia yra šventė. Tai ir šiaip labai džiaugiuosi ir laukiu dėl kai kurių dalykų, kuriuo aš nežinau, ar dar galiu jums pasakyti. Bet labai džiaugiuosi, kada galėsiu jums pranešti. Ir tiesiog, reikia man viską susirašyti. Sugalvojau, o kodėlgi ne dabar pasidarysim su tais guminukais. Ne? Gerai padariau? Taip. Žodžiu, taigi, mums reikia šito gėrimuko. Toliau reikia gerai, gal vieną paėmė. Nu, pažiūrėk. Guminukai. Matot mane, reikia dabar kokį indelį. Good. Nu gerai, visus sėdavo. Išėmiau, opa. Tai išmetam šiukšles. Žiūrė. Kaip atrodo? Biškai dabar tikrai. Gerai. Pažiūrim, ar tikrai bus toks skonis panašus kaip Sprite'o. Nes ten nebuvo Sprite'o, kas labai keista. Šiaip jo, kaip Sprite'as. Oho. Aš šiaip nesu gerbėja tų Sprite'ų visokių. Bet tokiems dalykams tikrai verta pabandyti. Tai žodžiu, taip atrodo. Eiktų savo. Dabar reikia įdėti į šaldytuvą. Taigi pasiemam, įdedam į šaldytuvą. Kaip cool atrodo. Ir tada rytoj išimsim jos. Ir tada vėl reiks dėti į šaldiklį. Žodžiu, reiks laukti tikrai. Gal rytoj vakare kažkaip pavyks jaučiu paragauti. Tai jau maždaug pasidariau. Šiais metais kažkaip tuščiau atrodo, nes aš nesirašiau ten, kurią dieną tos kalėdos ir tokio kalendoriaus tipo neparašiau dienų. Tai... Bet jo, galiu maždaug parodyti. Aš biškiu uždengsiu, nes jūs kai ko negali čia matyti. Tai maždaug taip atrodo. Žodžiu, kokias dovanas turiu nupirkti.
dekoracijas. Nusipirkti dar pakavimo popierius. Ir nagų nusipirkti klijuojimo, nes mes gruodžio pradžioj 2 fotkinsimės. Labas, jau yra kita diena ir šiandien aš sudėjau visus ant lėkštutės ir užšaldžiau, tai dabar atrodo taip labai gražiai. Šį buvau paragavus su mama, kai jau pradėjo stingti, tai nelabai buvo skanu, bet dabar jau manau, kad tikrai turėjau užšalti. Paragausim, bet čia žiauriai gražiai atrodo. Labai patinka man šitą spalvą. Nu, turėtų būt geri. Tik labai šalta. Aha. Nežinau. Kažkaip tikėjausi, kad čia bus taip skanu, nes kaip ir tavo būna sakė. Bet kažkaip, aš nežinau. Nėra labai blogai, bet antrą kartą tikrai nesidaryčiau. Tai duočiau iš 10 kokius 5 arba 6. Jaučiu 5. Žodžiu, tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot mane. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. Mes susitiksime kitame video. Nepamirškite, jeigu turit kokių, nežinau, challenge'ų, gal matėt, rašykit man į komentarus, tikrai pasistengsiu padaryti. Labai noriu iš tikrųjų tą dubavų šokoladą paragauti. Tai tikiuosi kažkaip pavyks. Tai vat. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Aite.